bus sporto šventė, ralio bendruomenės team buildingas. Tai va, tai turėtų būti smagus renginys su sporto prieskoniu. Labas trečiadienį. Prieš porą mėnesių įdomų žaidimą sugalvojo Martynas Samsonas. Pasidalijus mintimis su kolegomis, prieš porą savaičių gimė naujas ralio bendruomeniai suburti renginys Samsonas Race Fit Rally Teams Challenge. Buvo tokia mintis labiau, kad tą ralio bendruomenę suburt, nes pas musgi visi tokie individualistai, visi su savo nuomonėm, visi mėgsta tas kaltas. Žinai, kaip pas mus viskas. Vis kažkas kaltas, viskas. Tai, kaip aš sakiau, kad ir mūsų tos visos ir darbo principas, ir mintis, ir idėja tokia yra, kad mes nieko neslepiam. Ta, ką mes gaminam, ten mes viską ir klientam pirmoje eilėje duodam. Būdavo visokių kalbų, kad čia Samsonas savo dėžę geresnę pasidaro. Taip nėra. Mes gal Samsonas kai kuriais momentais daugiau pasuka galvą, kur ką galima kokius perdavimus panaudoti, kur ten kažką žaist, bet pas mus viskas yra absoliučiai atvirom kortom ir dabar, kad ir amortizatorius ten išdirbinėjom, mes juos viską, ką patys sugalvojom geriausio, viskas ir žmonėm tas patį darom ir parodom. Ir tas pats dalykas liečia taip pat, sakykime, sezone tu ruošiesi, sportuoji, tai aš galėčiau vienas ten žiauriai sportuoti, nes fizinis pasirengimas, jisai tada duoda geresnį psichologinį pasirengimą, tada tu ten, sakykime, vis po mažą tokį koziriuką visur įsitrauki ir būtų gal vienam man viską daryti geriau ir slėpti tos ir perdavimus, slėpti ir amortizacijas, ir slėpti strategijas visokias, ir slėpti sportą, bet to nedarai. Va, gerbiamą Giedrių Notkų pakvietėm, biškį dulkių gavo šį kartą irgi, bet vis tiek, pats sportuoji, kitus rodai, kad sportuokit irgi, ką žinau, visiems geriau, jeigu visiems geriau, tai ir mums nuo to geriau, ir viskas. Visagine susirinkę lenktynininkai, prijaučiantys ir palaikantys ralį, turėjo veikti 3 užduotis. 4 po 2,5 km ilgio ratus dviračio miško keliuku. Iškart po jų apibėgti Baltą ežerą, kurio perimetras siekia tos pačius 2,5 km. Išliejus daug prakaito pirmose rungtyse, dalyviai turėjo šokti ežerą, kurio pakrantę iki finišo jiems teko nuplaukti 200 metrų. Pirmas kartas organizatoriaus, tai reiškia, bus ir antras, tai bandysim ir toliau. Čia puikiai proga pasitempti, pakeisti savo ritmą ir bent jau, mano atveju savaitę prieš tai pagyventi super sveikai. Grikiai. Aš nelabai net moku plaukti, bus įdomu. Ne, su dviračiu mintai ne problema yra. Seniau labai tai dažnai darydavau, ypač tais miškais, kur vakar vyko Ukmergės varžybėlės. Bet bėgimas irgi tai nesatima, bet su plaukimu tai nežinau, tai reiks budėti. Jaudinuosi, jau pradėjau biškį jaudinti, pompė iš kartą, dar nevardėjus, žodžiu. Bus kaip bus. Jaučiu, kad numes lenciūgą man, turbas nepučia, spaudimo nėra, bet nieko, bus gerai. Dalyviai varžėsi 4 klasėse – ralio ekipažas, solo, ralio fanas bei ralio dama. Prisipažinsiu, kai tik sužinojau, kad bus toks renginys, aš norėjau išbandyti savo jėgas jame. Tačiau, vaikyti, stebėdama pirmosius dalyvių iššūkius, aš džiaugiausi, kad esu tik operatorė. Ten susirinkusieji tiek vaikai, tiek moterys ir vyrai, visi išmėginę savo jėgas, verti apdovanojimo. Ne veltui automobilių ralis yra vadinamas sudėtingiausiu. Pasirodo ir Martyno surengtas Samsonas Race Fit Rally Teams Challenge yra tikras mini triatlonas. Kiekvienas dalyvavęs turėjo jėgų ne tik įveikti visą išbandymą, bet dar ir papasakoti, ką apie tai mano. Pirmą kartą dalyvau panašaus tipo renginį. Super. Reikia treniruoti. Prieš pusę metų reikia pradėti treniruoti, tada bus biškai lengviau. Oi, žinok. Ką žinok? Barzda bėga? Ai, plaukai. Skirtumai. Žolės ir visų kitą. Ne. Labai smagu atsitraukti nuo garažo reikalų.
prasibandyti. Tikiuosi, kai pabaigsiu visus projektus, matysiu, kur galima tobulėti ir čia būsim greitesni ir aplenksim Mantą. Ir ne tik. Galvoju antrą kartą gal pralėkti. Ne, rimtai tai sunku. Kas buvo sunkiausia? Bėgimas iš tikrųjų, kas galvojau, kad bus lengviausia. Bet ant dviračio gal labai bandžiau paskubėti ir maždaug jėgas. Bet mes finišė, kaip sakant, su visais ratais. Gyvas. Nežinau, olimpinių normatyvų padariau, nepadariau. Jeigu ką, tai olimpiada. Sekančios varžybos. Negaliu patikėti, kad įveikiau pati viską. Išgyvenau, bet greit dabar nenorėčiau kartuoti. Da pulsas 110, buvo 100 kem, 100 pem. Išlipau galvytę, tai žiūriu, sakau, jau visio, aparpalis tai bus. Bet nieko, atsigavau. Kažkaip šį kartą sunkiausia. Nežinau. Visi, kurie finišavo, jau laukia kitą etapą. Tuoj, palauk minutę. Pakartok. Galima būtų jau. Kas buvo sunkiausia? Bėgt man sunku, aš negaliu bėgti. Mirtis. Plaukti, sakykim, normaliai. Bėgt man nelabai. Bet koks skirtumas, gerai vis tiek. Biškį paėjau, biškį pabėgau. Labai greiti visi, bet laukiam dabar jų, norim pasveikinti su finišu iš tikrųjų, nes aš manau šio renginio ir kulminacija tai, kad visi kerta šią liniją. Martynai ir komanda. Su nekantrumu laukiu rudens. Juk bus antrasis Samsonas Race Vitrali Teams Challenge etapas.